Motina Teresė yra sakiusi, kad dažniausiai manome, jog bet koks mūsų veiksmas pasaulio mastais tėra lašas vandenyne. Tačiau iš tiesų, juk be to trūkstamo lašo ir vandenynas būtų mažesnis. Elektrėnų mieste įsikūrusios asociacijos Ištiesk gerumo ranką vadovė Birutė vis dar pamena, ką reiškia labai norėti to, kas kitam galbūt atrodo įprasta ir kasdieniška. Gal dėl to ir pasirinko rūpintis tais, kurie jaučia nepriteklių. Aš žinau, ką reiškia norėti saldainio. Man tekdavo nešioti, aš esu sesuo trečia, man reikėdavo nešioti trečios sesers rūbus ir kaip norėjusi tų naujų rūbelių. Ir aš atėjusi, susikūrusi tą organizaciją, žinau, ko nori tie vaikai, ko nori tie žmonės. Aš labai norėjau saldainių, aš darydavau tokį dar, pavyzdžiui, duodavo mama nupirkti cukraus kilogramą, o aš tiek noriu saldainių, aš perku 800 gramų cukraus už likusių saldainių. Ir už tai tas yra tas atsinešimas toksai norėti ir žinai, kad ir kitas to nori. Tai jau čia yra vienas tas atsinešimas, kodėl tos organizacijos reikia. Kitas būdavo, mes gyvenam kaime ir vaikštau per kaimą ubagėliai. Jie rinkdavo, visados tėvai turėdavo lašinių gabalą pjauna, duoda 2 kiaušinius, kiaušinį. Ir turbūt tai ir atsinešta, kad kaip reikia bendrauti, kaip reikia padėti. Mes 7, mes auginom vienas kitą. Mes mokėjom mylėti, mes mokėjom atjausti, mes mokėjom dalintis. Ta, ką mes darom ir iki šiol mūsų šeimoje, tai yra labai, labai stipru. Ir šitas viskas įgimta, atsinešta iš aplinkos savos. Birutės bendražygė Vitalija pastebi, kad organizacijos vykdomos įvairiausios veiklos itin reikalingos. Iš tiesų poreikis yra didelis. Jau vien, sakykime, tie dalykai, kai akcijų metu prieš Kalėdas, Kalėdų senelis važiuoja, kai Velykų bobutė, Velykos zuikučiai važiuoja į tolimiausius seniūnijos kampelius, kur laukia ir vieniši seneliai, ir ligoti žmonės, ir daugiavaikiai šeimos. Laukia ir to džiaugsmo, kurį atneša pasirodę žmonės, bet ir tai, kad jiems ant stalo bus padėta ir duonytės, ir mėsytės, ir saldumynų vaikams, o dar ir žaislai, tai iš tikrųjų labai svarbus dalykas. O kiek yra žmonių, kurie yra nukentėję, tarkim, nuo gaisro, kai reikia, tai va, Birutė pirmiausia toj pat visiems žinutes, o gal turit lovą, gal turit patalynės, gal turit stalą, ar televizorių, šaldytuvą ir taip toliau, na tų pačių svarbiausių dalykų. Tai va čia ir yra tas pats svarbiausias kelias, kuriuo asociacija eina į žmonių širdis ir į žmonių gyvenimus. Sakoma, geras pavyzdys, tai ir yra tas stimulas, kuris veda kažkur. Tai žinoma, mano atveju pažintis su Birute. Ir labai seniai mes pažįstamos, pradėjom dar kitoje organizacijoje. Ir būtent tai, kaip Birutė gebėjo parodyti galimybės, ką galima nuveikti savanoriaujant ir būnant tarp žmonių. Birutė visą laiką aš stebiuosi ir dabar sakau, kaip tu gali tiek jėgų savyje atrasti ir laiko, kad galima būtų suspėti tiek darbų nudirbti. Ir mes jau būnam įsikvėpiam jų ir emocijos, ir perdegimas, o jinai mus palaiko. Žinoma, būna ir ašarų, būna visko pas mus, bet būtent jinai yra žmogus, kuris parodo savo pavyzdžių, tai, kad mes galime veikti kartu ir aš esu su ja, turbūt 20 metų, jau turbūt 20 metų. Asociacija Ištiesk gerumo ranką apima daugybę veiklų, nuo pagalbos gyvenantiems nepritekliuje, ištiktiems nelaimės, sergantiems ir vienišiems iki šventinių akcijų ir pramogų organizavimo. Atsidavusių savanorių darbas skirtas ir senam, ir jaunam. Veiklų yra nepaprastai daug. Pradedant jau tomis visomis akcijomis, Būk pirmūnas, prieš Kalėdas, prieš Velykas, kur renkame
produktus prekybos centruose. Toliau savanoriaujame visuose miesto renginiuose. Sakykime, ten koks miesto jubiliejus, tai aišku, be savanorių tikrai jokio nėra renginio. Dabar biblioteka vykdo įvairias veiklas čia, tame mūsų vaikų pasaulyje. Vasaros biblioteka tokia atidaro čia ir visą laiką čia dalyvauja ir savanoriai. Tai Birželio 1 renginiai, kuriuose savanoriauja ne tik jaunimas, ne tik jauniausi savanoriai, bet ir vyresnieji savanoriai. Žodžiu, čia nepaprastai plati veikla. Jau nekalbant apie tai, kas buvo COVID metais, kai buvo ir kaukės siuvamos, ir šiltas maistas žmonėms nešiojamas, tai tikrai tokios vienos veiklos pasakyti, kad va čia mums geriausiai sekasi, tikrai negalima, nes čia yra labai plati veikla ir todėl mes Elektrėnuose ir esame žinomi. Tikrai, negali pasakyti, mes vykdom tą ir tą veiklą. Vieną dieną ta veikla yra viena, kitą dieną jinai išnyra, naktį išnyra. Aš nesenai skambinau vakare Ingai, turbūt 12 val. Inga, turiu idėją, reikia ją padaryti rudens šventėj. Mes pasimam ukrainiečius, tegul jie parodo, ką jie sugebėjo, jie atvažiavo, o ką jie sugeba padaryti. Tos idėjos yra gimsta kaip kas 5 minutės. Ir va, ėmė popierių ir užsirašai. Tai tokių, kad veiklų, tai negaliu pasakyti, aš atnešiau valgyti, aš atnešiau rūbų, aš nupirkau vaistus, tu būtinai turi įtraukti to renginius, tu turi jiem parodyti, tu turi, mes turim ir pandą, turim ir briedį, tu juos motyvuok, įvairink kuo daugiau, ne tik tai parodyk tą jų liūdėsį, tuos vaistus ir tą maistą, bet tu juos ir linksmink kartu. Tu dalyvauk su jais miesto šventėse, mes važinėjame į kiekvieną kaimą, į kiekvieną bendruomenę, kad būti kartu, kad pamatyti, kuo žmonės gyvena. Ir tada mes žinom, ko reikia, ir tada kuriuose ir nusistatyti tą tikslą, kad aš darau tą, savanoris, tu nebūsi savanoris. Tu turi būti platus, universalus visame. Jau nebeįmanoma apibrėžti veiklos vienos, nes tai tapo kaip dalis, natūraliai tapo dalimi gyvenimo. Ir tai yra būdas, vienas iš būdų realizuoti save ir kartu su žmonėm veikti. Tai neapima vienos srities. Nėra tokių temų, apie kurias mes nekalbėtumėm, kuriuose reikia pagalbos. Ir nebuvo nė karto, kad jeigu kreiptųsi žmogus paramos ar pagalbos konkrečiai, netgi tiesiog ar pavežant, ar nuperkant, ar patariant, ar tvarkant dokumentus, ar teikiant maistą, ar daiktus, nebėra jokio išskirtinumo kažkurioje srityje. Jau dabar tai tą pasakau, tai gyvenimo dalis ir visos sritys joje tinka. Organizacijos Išties gerumo ranka valdybos narė Giedrė pasakoja, kad vienas didžiausių iššūkių ne pritraukti, o išlaikyti savanorius. Savanorius pritraukti tai nėra sudėtinga, bet didžiausias iššūkis yra savanorius išlaikyti. Todėl, kad turi būti tam tikra motyvacija ir jeigu tu pakvieti žmogų ateiti, tai tu iš karto pristatai savo veiklas, pakvieti sudalyvauti kažkokiam renginį ir visiems atrodo, kad čia yra labai įdomu, labai smagu ir labai gera veikla. Bet kai tu supažindini su ta realybė, kai reikia nueiti pas kažkokį, tarkim, ar ne, žmogų, kuriam reikalinga tavo pagalba ir kai yra nevėdintas kambarys, kai yra nevalytas šaldytuvas, kai tu turi padėti susitvarkyti vonios kambarį. Tai kai pasimato ta tikroji realybė, tai tų savanorių labai daug atkrinta. Tai iš tikrųjų mūsų yra labai svarbus toks uždavinys, kad mes turėtumėm ne tai, kad pritraukti, bet kad išlaikyti. Savanorių nėra tampamas, savanorių turi gimti ir turi atsinešti. Jeigu tu neturi to širdyje, tu juo niekada netapsi. Ir ir Giedrė minėjo, ir viskas pamatęs ten senelį, ar pamatęs kokį neįgalų vaiką, tai yra tokių, kad pabėga. Negali būti, negali ištverti, o tu turi matyti ir mirštantį, ir nešvarų, ir su kauke nueiti, tu turi nebijoti. Jeigu jau tu to bijai, tai tu jo ir nebūsi. Užtat atsirūšiuoja
tie, ir kurie šito nepakelia, jie savanoriais ir netampa. O kurie jau atėję ir likę, jiems šitas dalykas yra malonumas. Ypač tai atsispindi pas kaimo žmonės. Nebijok nuvažiavęs į kaimą. Aš tai labai myliu tą savanorystę nukreipti daugiau į kaimą, nes tai yra mieste, mes matom tos žmonės, ne, jiem yra biblioteka, jiem yra kultūros namai, jiem yra šalia viskas, o kas ant kaimo vienkiemio žmogui. Ir tu niekados nesigėdyk nuvažiavęs pas tą kaimo žmogų, kad tom nešvariom rankytėm močiutei tau iškepa blyną, nu tu tau nelabai malonu, bet tu paėmk, jūs žinot, kaip jie yra, aš pavaišinau, kaip jie yra širdžiai gera. Tai tu būk susivienik su tais ir tu būk, tapk jų draugų, netapk jų guodėjų. Labas, kaip tu gyveni, Jėzau, kaip tu gražiai atrodai, kaip tu šiandien, nu kaip man Danutė gal padeklamuosi eilėraštį, nemoku, nu tai papoteriau. Tu su juo susilygyk, būk jo protu, būk tiek to vaikų, tiek tu suaugusių protu tapk. Ir tada tu tapsi draugu, tu rasi tą pasitikėjimą ir tu jau tapsi tuo tikru savanoriu. Pirmiausia, tai man atrodo, kad žmonės, nesvarbu kokio yra jie amžiaus, ar jie yra mokyklinio amžiaus jaunuoliai, ar jie yra vyresnio amžiaus, jie pirmiausia yra suvokę, kad reikia gyventi ne vien tik savo, reikia padėti ir kitiems. Ir aš dažnai sakau tą tokį posakį, kad aš turiu daryti gerą, blogą bus kas ir be manęs padaro. Tai man labai džiugu, kad ir savanoriai atėję į organizaciją būtent vadovaujasi panašiu tokiu principu, kad vis dėlto, kaip ir Viktorija minėjo, jeigu ne aš, tai kas? Reikia mūsų tą būrį plėsti ir reikia kuo daugiau tų veiklų gilinti. Jau aš sakau, ne platinti, bet gilinti. Aš esu tikra, kad vis dėlto savanoriais patampama ne šiaip, patampama dažniausiai, bent jau aš kaip suprantu, mano patirtis taip rodo, kad žmonės, kurie patys iš labai arti matė bėdą, kaip aš vadinu, kurie žino, kaip gali būti sunku, nebūtinai asmeniškai, bet galbūt artimam ar iš aplinkos buvusiam žmogui ir kur susidūrė įvairiai būna istorijos, vieni, kur gavo pagalbą, kur kiti negavo pagalbos, bet būtent tai paskatino juos pakeisti tai, kas buvo negerai, arba tobulinti tai, kas buvo gerai ir ką galima būtų padaryti geriau. Tai vis dėlto ta mūsų asmeninė patirtis mus pirmiausia pastumia link konkrečių veiklų ir noras žinoma daryti daugiau, o plus visą laiką savo sakau, tai kas norės, jeigu aš nenorėsiu daryti kažką. Tai tokia ir atrodo paprasta ta mūsų misija – daryti gerą. Asociacijos Išties gerumo ranka moterims savanorystė tapo neatsiejama gyvenimo dalimi, į kurią įsitraukia ir šeimos nariai. Savanorystė tai man yra toks kaip ir kasdienis gyvenimas, todėl kad aš visą laiką seku įvykius, kas vyksta mūsų asociacijoje. Man labai smagu žinoti ir stebėti, kokią veiklą užsiima mūsų savanoriai. Mes dažnai ne tik turim geras ir gražias istorijas, mes dažnai turim tokių atvejų, kai turim spręsti problemas. Ir ta savanorystė toks kaip ir jau gyvenimo būdas yra, kur tu, tai šiandien kaip sekėsi, kur šiandien buvot, kokią veiklą šiandien vykdėt, ar ten, žinai, kažkas supyko, ar ten kažkas pasidžiaugė, ar tas. Ir tiesiog, kaip ir minėjo mūsų kolegė Viktorija, mes kartu į tą savanorystę įtraukiam ir savo šeimas. Ir kitą kartą reikia ten kažkokios fizinės pagalbos, ar ten kažkokio tai palaikymo, ar ten žiūrėk, kažkokios tai finansinės pagalbos ir jau sakai ten vyrui, žinai, reikia prisidėti, gal tu gali. Ir tiesiog, tai mano vyras irgi savanoriauja kartu ir mano tėveliai. Ir tiesiog labai smagu, nes jeigu tu darai gerą darbą, tai tas darbas geras sugrįžta tau bumerangu. Ir aš visą laiką sakau, kad jeigu mes kažką tai padovanojom, kažką tai davėm arba padarėm gero, tai mums tas geras sugrįž kokius 3 kartus padauginus. Tai ta savanorystė man ir yra tas toksai atgrąžinimas to, kur realiai tu net nelauki ir nesitiki. Ir paskui galvoji, man buvo čia labai negerai ir atėjo kažkas ir man padėjo. Kodėl? Nes kažkada, kai kažkam reikėjo, padėjau aš. Pirmiausia, tai realizavimas savęs.
galėjimas padaryti daugiau ir gero, kurio šiaip galbūt kasdienybėje nesukurčiau ir nepadaryčiau. Man kaip mamai dar buvo visuomet aktualu, kad tai yra mano dukroms pavyzdys, kaip auklėjimo pavyzdys. Mes netgi tokių istorijų turim, kaip močiutė vieniša labai sena kaime sutikinėjo kūčias ir mes žinojom, kad jinai tikrai viena ir kad mes nukrausim savo stalą, o jinai to neturės, tai specialiai visą laiką dėliojam su dukrom savo irgi maisto indėlius, visko vienodai, jos klausinėjo, kodėl mes tą darom. Aš aiškinau, kad žmonės, kuriems mes padarom gerą, tampa laimingesni ir mes tampam laimingesni, nes tai yra užkrečiama. Ir po to, kai grįžo iš ten su tėčiu, jos buvo nuvažiavę, nuvežė viską, ką parašym, verkė didžioji, verkė todėl, kad sako, mama, aš tik dabar supratau, kiek mažai galima padaryti tam, kad nuveiktumėm daug. Ir šiandien dienai vyresnėlė jau suaugus ir jinai taip pat savanori, mažoji visuomet prisideda, nesakau, kad visada su noru, būna blogų dienų ir pas mus, nes ir pervargimas ir mums patiems būna, tačiau visą laiką žinau, kad tai yra savotiškai natūrali pareiga, nes vis tiek vienas žmogus ne karys, tai yra šeimos nariai, artimieji ir tie, kurie šalia ir daugiausiai ir prisideda ir palaiko. Nes jeigu nepalaikytų patys artimiausi žmonės, tai turbūt nepavyktų nuveikti gražių darbų. Savanorystė tai savęs realizavimas tam tikrose veiklose ir galų gale kartais, tai čia turbūt ne man vienai tai yra svarbu, bet ir savivertės pajautimas, kad aš galiu ištiesti ranką tam, kuriam reikia mano pagalbos. Savanorių kasdienybė kupina iššūkių, kaip ir gyvenime, taip ir savanorystėje tenka susidurti su sudėtingomis situacijomis. Tų iššūkių čia pas mus kiekvieną dieną, galima sakyti, yra. Tai ne tas, tai vienam ten prastai, tai kitam ten laidotuvės, tai ten dar kažką. Ir ne per seniausiai mes čia turėjom su Birute, buvo nutikus nelaimė žmogui ir tikrai reikėjo padėti. Ir važiavom, ir metėm visus kitus darbus, visko būna. Bet kažkaip taip, tiesiog taip įtampos tu gauni šiek tiek, bet tiesiog atsisėdi, susijimi ir galvoji, dabar turim padaryti tą. Ir kažkaip vieną kitą papildom. Jeigu matom, kad kažkurį labiau ten pradeda nervuotis, jaudintis, tai vieną kitą nuraminam, viskas bus gerai. Pasinervuosim po visko. Tai viską padarom, o paskui jau prie kavos puodelio aptarinėjam ir nervuojamės jau, kur nėra ko nervuotis. Tai dažniausiai tai būna pas mus. Žinot, turbūt vienintelis ir svarbiausias iššūkis yra savanorystės suvokimas. Dar tada, kai aš gimnazijoje dirbdama turėjau tą savanorių grupę, manęs kartais paklausdavo, o iš kokių valandų tau apmoka? Ar būrelio kokias valandas skiria, ar dar kokias papildomas valandas. Ir kai aš pasakydavau, kad niekas man už šitą veiklą nemoka, tai kartais ir keistai taip į mane pasižiūrėdavo. Tai man labai svarbus yra dar šitas dalykas, kad žmonės dar iki šiol, nors ta savanorystė labai plačiai paplitusi ne tik pas mus, bet ir visam pasaulyje, bet žmonės dar iki šiol nesuvokia šito, kad savanorystė yra neatlygintina veikla. Nors savanorystė ir materialiai neatlygintina veikla, tačiau pinigai žmogaus gyvenime toli gražu nėra didžiausia vertybė. Savanoriui nuoširdi šypsena ar padėkos žodis atneša daug didesnį džiaugsmą ir prasmę. Labiausiai tai man patinka tada, kai kažkuom padedi žmogui, kuriam tikrai labai reikėjo, ar ten galų gale maistu, ar kažkur nuvykti, drabužiais, bet kokia pagalba suteikta kažkam. Ir kai tu matai tą jų veidą, kai ir jie stovi, bet aš tau neturiu ką duoti atgal ir tu tiesiog sakai, man nieko nereikia. Ir tiesiog matai jų šypsenas ir tuos nuoširdžius padėkos žodžius, tai aš manau, mane tas pakrauna ir man tai yra ypatinga, kad žmonės gavę pagalbą, jie moka padėkoti. Ir tas man labai jaudina ir man gražu ir ypatinga.
Vienas turbūt įsimintiniausių vaizdų, ta prasme, kaip net ne kaip vaizdų, bet tos emocijos, kurias sukelia tas žmogus, mūsų, mes teritorijoje mes esam pasiskirstę, kur daugiausia padedam, kur dirbame, kaip mes vadinam kartais, kur tiesiog bendram. Ir ten gyveno Algis, toksai mūsų mylimas dėdukas. Ir kiekvieną kartą, kai mes atvykstam, jisai nusiema kepurę ir su tokia pagarba, nesakyčiau, kad liūdėsiu, bet džiaugsmu vien todėl, kad atvykom ir kaip jisai atsistojęs mojuoja tol, kol mes jo nebematom ir dar peržegnoja išeinant. Aš nežinau, kaip net apibūdintas emocijas, nes tu matai, kiek žmogui nedaug iš tikrųjų reikia, svarbiausia, kad atvyktume, kad pakalbintume ir jisai šitaip atsidėkoja. Tai yra padėka, būtent tas jo palaiminimas, tas pamojavimas, tai mums didžiausia padėka ir mes paskui važiuojam, o kaip gera, kad žmogus gali tokią emociją mums parodyti. Nuvažiuoju į kaimą pas močiutę, kuri guli lovai gal 10 metų ir pasims sako, o aš šį eilėraštį sukūriau, aš jūsų laukiau. Ir jinai guli ir tą eilėraštį mums paskaito. Ir tokių įdomybių ateina pas tokią močiutę irgi. Mes tas akcijas turim kalėdinės ir velykinės ir močiutė, aš irgi jums turiu dovanų, spėkit, kas tam maišelį. Peilis, lašiniai, agurkas ir termosiukas arbatos. Tai ir yra tas turbūt atgalinis, jie mūsų laukia. Tai tas atgalinis ryšys, jie žiūri per langą, einam su senutį 90 metų, beldžia į langą, ateikit, jie mūsų laukia. Tai ar tai nėra atgalinis ryšys? Tai pats gražiausias atgalinis ryšys, kai Viktorija pasako apie tą vyrą. Kai mes pirmą kartą buvo Covidas ir buvo uždrausti tie visi renginiai, viskas, ir aš pagalvojau, negalima jų palikti. Ir mes su tam kaukėm, su mediniu metro termometru ir važiavom, matavom jiem temperatūras ir važiavom ir nuvažiavom pas tą žmogelį. Ir kada jis išvažiuodamas, nusiėmė kepurę, prisidėjau prie širdies ir nusilenkė iki žemės, išjungit. Ir žinokit, aš pasakiau, aš imsiu, važinėsiu į kaimus. Pirmiausia, tai tas šiltas žodis, kai žmogus padėkoja tau už sakykime, kad už atneštą šiltą sriubą. Kitas dalykas, be to žodžio yra spindinčio žmogaus akys, kai jisai pasijaučia laimingas, nes jis yra ne vienas. Jis žino, kad jis yra kažkam reikalingas, gal vaikai toli, gal užsienį, gal ir toj pačioj Lietuvoje kažkur toli. O čia kiekvieną rytą į balkoną tu pasibeldi su stiklainiuku ar termosiuku šilto maisto. Tai vienas dalykas. O kitas dalykas, tai mūsų viena savanorė. Jinai jau dabar amžinatilsi buvo literatų klubo narė ir kai aš pareidavau namo, nunešusi jai šilto maistelio, po kokios valandos jinai man paskambindavo ir pasakydavo, paklausyk, aš tau parašiau eilėraštį. Tai kokios padėkos didesnės reikia? Įsitraukimas į savanorystę daro stebuklus. Savanoriai atranda ne tik prasmės jausmą, bet ir tikrą draugystę. Gavau tikrai labai daug. O tas daug tai yra būrys gerų, nuostabių žmonių šalia savęs, iki tol, kuriuo aš jų nepažinojau. Ir kai pradėjau savanoriauti, tai taip kaip jie šiltai priima. Jie tau pačiai kažkokių problemų, kaip ir pas kiekvieną būna, tau patars, tau pagelbės. Ir tas žmonių ryšys, tos visos komandos ryšys toks. Nėra taip, kad atėjom, atbuvom ir išėjom. Tas smagus susibūrimas, tiesiog pasikalbėjimas prie kavos puodelio, aptarimas visko, planavimas ir pažinimas vieno kito. Ką supratau ir įgijau, tai tikriausiai ir įgijau tą tokį, kad niekada nereikia žiūrėti tik savęs. Pasižiūrėk, kaip kaimynas gyvena. Ar jisai gyvas, ar jeigu tu jo nematai ten vieną kitą dieną, tai tiesiog pabelsk, pasiklausk. Tikrai niekas už tai nesupyks. Išmokau daugiau bendrauti, daugiau klausytis ir daugiau noro tokio, kad pakalbint
kažką kitą, kad galbūt padėkim, pagelbėkim. Tai vat tas toksai atvira širdė gal daugiau pasidariau po visų šitų savanoriavimų. Ką jinai duoda, aš padariau šiandien. Jėzus, man taip gerai, aš taip gerai miegosiu. Šiandien tas žmogus liko toks laimingas. Šiandien išvažiavus mano viena močiutė į ligoninę, man palikusi savo katytę. Jinai man skambina ir ar perdavė katytę linkėjimų. Aš perdaviau tai katytę linkėjimų. Aš padariau, nuduoda tą savanorystį. Labai duoda. Ir ta tokia savanoriška bendrystė, tokia mes dabar turim projektą, ar pažįsti kaimyną, mes neapsiribokim, aš jūs pažįstu, aš jūs pažįstu, eikim toliau platesnė akimi, eikim į, šiandien trūksta ten Klaipėdos, ne rajonui, kitą kartą kokiam Trakų rajone trūksta ko nors žmogui, bet kitą kartą jisai pas mus atveš ko nors, dalinkimės tuo gerumu ir tai savanoriais, ta pagalba. Visur ir visada ir visuose plotuose, neapsiribokim savo erdvėje, būkime geri visur. Vienas lauke ne karys. Mūsų reikia daugiau ir labai džiaugiuosi, kai mes pažįstami daug metų ir būtent veiklose savanorystės susipažįstam, patampam. Ta organizacija kaip šeima. Mes viską vieni apie kitus žinom, kada ir mums reikia pagalbos ir kitiem kada reikia. Ir nebūtinai, kurią mes iš karto padalinam kitiem, bet ir mums asmeninis, nes to būtent emocinio palaikymo, apie kurį bent jau aš kalbu, kurio man reikia, kai būna sunku, visuomet sulaukiu. Kaip sakau, draugystė mūsų.